Pačiupinėkite banknotą. Jis turi šiugždėti ir būti standus. Perbraukite per banknoto priekinę pusę pirštu. Palei banknoto kairį ir dešinį kraštus apčiuopsite iškelius brūkšnelius. Pagal juos banknotus lengviau atpažinti, ypač sutrikusio regėjimo žmonėms. Didžiojo nominalo skaičiaus, pagrindinio atvaizdo ir raidžių dažų sluoksnis taip pat yra storesnis. Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Blankiame atvaizde išryškėja Europos portretas, banknoto nominalo skaičius ir langas. Banknotą padėjus ant tamsaus paviršiaus, šviesiosios dalys patamsės. Tai ypač gerai matyti nominalo skaičiuje, esančiame vandens ženklo viršutinėje dešinėje pusėje. Vandens ženklas matyti abiejose banknoto pusėse. Pažvelkite į banknotą prieš šviesą. Apsauginis siūlelis atrodo kaip tamsi linija. Joje matyti banknoto nominalo skaičius ir euro simbolis. Pakreipkite banknotą. Sidabro spalvos juostelėje dešinėje matyti Europos portretas. Juostelėje taip pat matyti pagrindinis motyvas ir banknoto nominalo skaičius. Pakreipkite banknotą. Smaragdo spalvos skaičius apatinėme kairiajame kampe atspindi šviesą. Kraipant banknotą blizga apatinė arba viršutinė skaičiaus dalis. Skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną. Kai kuriuose banknoto vietose matyti labai smulkios raidės. Šį mikrotekstą galima perskaityti su didinamuoju stiklu. Raidės yra aiškios ir neišsiliejusios. Įprastoje ultravioletinėje šviesoje popierius nešvyti. Matyti į popierių įterpti plaušeliai. Kiekvienas plaušelis yra 3 spalvų. Priekinėje banknoto pusėje žvaigždės ES vėliavoje, maži apskritimai ir kelios didelės žvaigždės švyti geltonai. Geltonai švyti dar kelios banknoto dalys. Banknoto antrosios pusės centre 1/4 apskritimo švyti žaliai. Matyti raudonos spalvos horizontalus serijos numeris ir juostelė. Specialioje ultravioletinėje šviesoje priekinėje banknoto pusėje geltonai švyti žvaigždės ES vėliavoje ir maži apskritimai. Didelės žvaigždės ir kelios kitos banknoto dalys švyti oranžinė arba geltona spalva. Banknoto centre išryškėja ir didelis euro simbolis. Hologramos viršutinėje dalyje išryškėja Europos portretas ir langelis. Banknotą kreipiant, langelyje matyti banknoto nominalo skaičių juosiančios vaivorykštės spalvų linijos. Banknoto antrojoje pusėje langelyje matyti vaivorykštės spalvų nominalo skaičius.